Esam Kuršėnų Venta. Pernai metai tapom vakarų zonos antros lygos nugalėtojai ir pagal sportinį principą išėjom į aukštesnę lygą, į pirmą ir tai mūsų buvo debiutas. Šiandien, aišku, galėjo būti smagiau, bet yra kaip yra. Tikrai pasakysiu, kad pagrindė tai remiamės vietiniais žaidėjais. Turim keletą pasistiprinę, bet pagrindas ir didžioji dalis žaidėjų tai yra vietiniai kuršėniečiai, užaugę Kuršėnuose, sportavę. Ir iškovoja pernai sportinių principų šitą teisę žaisti aukštesnę lygą. Kaip vertinat šios dienos rungtynės ir varžovus? Varžovai, aišku, buvo stiprus, matėsi. Daugiau sunku ką pasakyti. Kaip pasakyti, pergalė tai, kaip sako, 3 taškus įsirašėm viską, bet žaidimu tai nesam patenkinti. Gynyboje prastai žaidžiam. Gynėjai plus vartininkas irgi nepatikimai daug daro klaidų. Ir aišku, matyt, dar nesam dar toj fiziniai formai, kondicijai, viską neįmušam daug. Viskas atsiliepia, toks nervatumas komandos, kada tiek daug progų negalim įmušti antros rungtynės. Su Trakais neįmušėm, dabar šiandien vėl neįmušėm. Jeigu vienas žaidėjas gali įmušti 3 įvarčius, tai mes per komandą tik 3 įmušam. Tai aš skaitau, mes nežaidžiam tą žaidimą, ką mes norim žaisti, ką mes treniruojamės, ką mes norim. Nesigauna kamuolį palaikyti vidury. Nepalaikom, tik tais tokie mušam į priekį ir tikimės gal kažkas nepataikys ar dar kažką. Ir matėt, įvarčiai kokie krito po standartinių padėčių, 2 įvarčiai po kampinių, tai patys suprantat, paskutinį įvartį mušom, tai trečią jau, kai jau komanda nuleido rankas, įbėgo į priekį lyginti rezultatą. Šiaip tai nesu patenkintas, reikia dar daug dirbti, sunkios rungtynės laukia su Vilniu, kurie irgi čia laimėjo prieš Lifosą, tai mums reikia daug kur dar dirbti. Aišku, dar šitą nespėjom Brazilą užregistruoti kairiai pusėje, mums irgi teko ne toj pozicijoje statyti žaidėją. Tikimės per tą savaitę susitvarkyti, nes jis irgi tokios gyvybės įneš, toks greitas, staigus, kairiakojis, viską. Ir reikia taisyti. Aš sakau, įmušim, bet turim ir neprasileis. Gerai, kad šiandien varžovai nenubaudė mūsų, tai mes ir laimėjom. Kėdainietis LT